Labadiena visiems besijungiantiem. Turime 11 valandą lygiai. Matau, kad dalyviai jungiasi aktyviai, tai truputėlį lukterim apie minutę ir pradėsim kalbėti dėl to, dėl ko čia šiandieną jūs visi ir susirinkote. Kalbėsime apie pinigų srautus. Ir besijungiant jūsų prašiau užpildyti klausimą, reiškia, ar esate, kokia jūsų rolė versle, tam, kad su jumis susipažinti. Tai tuoj pasižiūrėsime, kas pas mus čia jungiasi. Tai, kągi mes matome. Aha, dabar jums turėtų rodyti klausimyną ekrane. Ir jeigu galite, prašau paspausti ant jo atsakymus, kas pas mus čia daugiausiai yra prisijungę. Ar verslo savininkai, ar samdomi vadovai, buhalteriai. Aha, buhalterių turime nemažai šiandieną dalyvaujančių. Ar dar tik tai planuojate pradėti verslą, toks susipažinimas? Taip, dalinuosi ekranu. Noriu paklausti, ar visiems matosi, ar yra vaizdas, ar yra garsas ir ar matausi aš irgi kaip pranešėja, nes aš ne visai, kai dalinuosi, ne visai suprantu, ką jūs matote. Ir ar tai yra tai, ko aš ir noriu. Dabar skaidrę matome. Matote skaidrę. Aha, gerai, tada pabandom kitą pasidalinimo variantą. Ačiū labai. Dabar jūs. Dabar mane matot. Taip, o dabar koks toms variantas ir aš ir skaidrė esu, ar ne? Tai sveiki atvykę šiandieną visi į webinarą Pinigų srautų valdymas, ką turi žinoti vadovas, ką mes šiandieną su jumis aptarsime. Tai webinaro trukmė numatyta apie 1,5 valandos, gal šiek tiek ir anksčiau baigsime, nors jeigu leisimės į diskusijas, o tema tokia skausminga, tai galime užtrukti ir kažkiek tai ilgiau. Skatinu diskusiją ir klausimus į temą, jie gali būti užduodami eigoje, nebūtinai laukti pabaigos webinaro, bet galbūt tvarkos tokios paprašysiu, tai yra kelti ranką, į chatą rašyti savo klausimus. Labai sveikintinas jūsų įsitraukimas, dalyvavimas su įjungtomis kameromis, man labai norisi matyti jūsų veidus. Taip, klausimai į chatą ir su manim kartu dalyvauja dar ir webinaro moderatorė, kuri atsakinga už tvarką, prižiūrėjimą ir ne už pašalinius garsus. Ir taip pat jinai stebės jūsų aktyvumą. Na ir nuo ko šiandieną norėčiau pradėti, tai nuo tokios Volterio Bagehuto žurnalisto citatos, kad verslas yra profesija, reikalaujanti lygiai tiek pat žinių ir meistriškumo kaip teisė ir medicina ir reikalaujanti turėti pinigų. Vadinasi, tai kaip ir išsilavinimo reikia kažkokio tai. Apie ką šiandien kalbėsim? Tai šiandieną kalbėsime apie tai, kad pinigų srautų valdymas svarbus, sakyčiau, svarbiausias įgūdis versle, o pelnas yra šalia ir pelnas vis tik tai yra pagrindinis teigiamo pinigų srauto šaltinis. Augantis pinigų likutis sąskaitoje, ar misija įmanoma, ar taip iš viso gali būti, nes aš tikiu, kad jeigu jungiatės į šią temą, tai ko gero su šią temą gyvenate visaip susidurėte ir kartais, ką aš pastebėjau irgi, kad verslininkai, vadovai, mes esame emocinės būtybės be abejo ir neretai taip, kaip elgiamės su savo asmeniniais finansais namuose,
taip būna, kad elgiamės ir su įmonės finansais, tai tas toksai gyvenimas su tuščiom banko sąskaitom, jeigu mes neturime šito įgūdžio asmeninėme gyvenime, jisai labai neretai persikelia ir į verslo įmonės valdymą. Ir pabaigoje pateiksiu Jums keletą išskirtinių pasiūlymo šio webinaro dalyviams. Apie dovanas webinaro pabaigoje Jums bus įteikta dovana. Tai yra kvietimas į mokymus finansinio ataskaito ABC nefinansininkams. Kvietimo vertė yra 199 eurai. O ką reikia daryti, kad laimėti šį kvietimą? Tai norint laimėti dovaną, be abejo, reikia išbūti iki webinaro pabaigos, nes laimėtoją rinksime pabaigoje ir rinksime jį pagal aktyvumą, pagal įsitraukimą. Ir dėl to čia ir yra mūsų pagalbininkė. Taip, daromas šio webinaro įrašas ir tuo įrašu bus pasidalinta po webinaro su visais, kurie buvo užsiregistravę, bet pavyzdžiui negalėjo sudalyvauti. Tai taip įrašas bus, iš karto irgi atsakau. Tai susipažinimui, kokiagi jūsų rolė versle, uždaviau Jums klausimą ir pasižiūrėkime, kokie yra atsakymai. Nežinau, ar matote apklausos rezultatus. Dabar taip padarau, kad pasidalinti. Ir jeigu nesimato, kokie yra atsakymai, tai 46% iš čia susirinkusiųjų yra verslo savininkai, 12% samdomi vadovai ir turime nemažą būrį buhalterių ir finansininkų, 38%, ir dar tik planuoja pradėti verslą vienas dalyvis. Tai keliaujame toliau. O kokiagi jūsų yra patirtis versle, taip pat norėčiau užduoti šitą klausimą, kad atsakytumėte. Taip, ar ekrane atsirado apklausa? Aha, matau, kad atsirado, nes atsakymai krenta. Turime čia pakankamai daug verslo vilkų, kurie jau daugiau ir kaip 11 metų daro verslą, nuo 11 iki 20 metų. Taip, tai ar matosi Jums rezultatai? Tai 26% yra nuo 1 iki 3 metų verslaujate, o taip pat apie 35% verslaujate jau daugiau kaip 11 metų. Na kągi, žodžiu, esame susirinkę visi skirtingi, bet visi kalbėsime apie tą patį. Tiesa, labai skatinu Jūs taip pat pabendrauti ir susipažinti vienus su kitais čate, pasidalinti savo veiklos sritimi, savo internetinę svetainę ar nuorodą į produktą kažkokį, tai trumpai prisistatyti galite ir pasidalinti informaciją apie save, išnaudokite šitą renginį irgi networkinimui. Na, o drąsiausius tai skatinu pasisakyti ir sujungtą kamerą, ir sujungtų mikrofonų. Gal yra tokių, kurie nori prisistatyti trumpai. Kas Jūs esate, su kokiais lūkesčiais atėjote? Žiūriu, ar rankų miškas atsiranda, neatsiranda rankų miškas. Nu, kas drąsiausias? Prisiminkit, kad dovaną gausit pabaigoje. Taip, matome, kad Lukas siunta 777 prisistatė čate, o kol kas norinčių pasisakyti gyvai nematau, tai tada palikime, nekankinsiu Jūsų. Pristatysiu aš. Tai aš esu Rūta Usaitė Donelienė. Esu buhalterių ir auditorių asociacijos narė, buhalterė profesionalė. Praktinę veiklą finansininko vykdau nuo 2003 metų verslo įmonėse.
Na ir jau 7 metai, daugiau kaip 7 metai vadovauju nuosavam verslui, tai yra UAB Žinius apskaitos paslaugų įmoniai ir MB Žiniaus mokymai, mokymus organizuojančiai įmoniai. Pati esu mokymo programų autorė, konsultuoju verslus, mentoriauju jauniems verslams. Klaipėdos Piečiuje, Klaipėdos kultūros fabrike. Kviečiu pasiekti mano paskyras Rūta Etažinius. Facebook'e galime draugauti, galime bendrauti Instagrame, galime taip pat, kam yra priimtinas komunikavimas verslo tinkle LinkedIn, tai tenais mane irgi rasite. Mano moto, aš esu finansų ekspertė praktikė ir būtent per praktiką žiūriu visada į visus finansuose kylančius klausimus, diskusijas, temas, tai apie šios dienos temą sakau, kad pinigai apskritai yra pagrindinis verslo KPI-as, pagrindinis verslo rodiklis, kad ir ką bešnekėtumėm, jeigu pinigų nėra, tai visi kiti rodikliai truputėlį nebetenka prasmės. Skaičiai gali kalbėti. Na, o pelnas yra pagrindinis pinigų šaltinis įmonėje. Mano istorija buvo tokia, kad prieš tuos 7 metus, palikusi aukštas finansų vadovės pareigas ir ilgametę darytą karjerą samdomam darbe tarptautinėje gamybos įmonių grupėje, atsidūriau laisvoje darbo rinkoje ir nusprendžiau, kad atėjo laikas įgyvendinti nešiotą sumanimą. Tai yra parašyti mokymų programą verslo savininkams ir vadovams apie finansus. Ir tokiu būdu 2017 metais atsirado Žiniaus mokymai finansų ABC nefinansininkams. Ar esat girdėję apie šitus mokymus? Galite parašyti į chatą, o gal čia netgi yra tokių, kurie juose esate dalyvavę, buvę ir yra čia jau mano mokinių. Tai šie mokymai gimė todėl, kad man dirbant finansų žmogumi, finansų vadovu, visą laiką kildavo miskomunikacijos problemos bendraujant tiek su akcininkais, tiek su vadovais, tiek su padalinių vadovais. Atrodo, kalbam visi apie tą patį, apie pelną, apie EBITDA, apie skolas, bet kažkaip nesusikalbam, lyg ir tas pačias savokas vartojam, bet jas suprantame skirtingai. Tai šių mokymų pirminis tikslas iš tiesų ir buvo pašalinti tą miskomunikaciją ir pradėti visiems kalbėtis vienodą kalbą. Ir būtent vadovus išmokinti tos finansų terminologijos, finansinių dalykų. Identifikavau savo misiją šviesti ir edukuoti verslų savininkus ir vadovus per finansinę apskaitą, per skaičius, padėti verslams tapti pelningesniems ir turtingesniems. Ir nuo tų 2017 metų šie mokymai jau vidinėme formate įvyko įmonėse, tokia kaip Invega, Ilte dabartinė, Bipa Group, Gitana, Litkargus, Kretingos vandenis. Kiekviena tų įmonių sprendė skirtingas problemas, pasikviesdama mane vadovų komandai. Ir įdomus irgi faktas, Litkargus iniciatorius buvo pats finansininkas ir susikvietęs 18 asmenų komandą sėdėjo ir sakė, va, aš jums sakiau, kad taip yra, sako, va, lektoriai jums dabar pasakė, o jūs netikėjote. Tai kartais irgi finansų žmonės, jie tokie būna įmonėse kalba, bet tarsi niekas jų negirdi, ką jie nori pasakyti ir kartais jiems irgi reikia pagalbos iš šalies. Per 250 vadovų jau irgi stiprino įgūdžius šiuose išoriniuose mokymuose ir iš labai mažų verslų, ir iš didelių įmonių. Mokėsi analizuoti ir skaityti savo finansus. Na ir taip pat buhalteriai kelia kvalifikaciją ir per 160 buhalterių yra įgiję finansų analitiko kvalifikaciją būtent mano vedamuose mokymuose. Tai apie pinigus pakalbėkime, ko mes čia visi susirinkome. Tai pelnas ar pinigai? Yra toksai klausimas. Tai kuriosgi įmonės bankrutuoja? Tos, kurios neuždirba pelno, ar tos, kurioms baigėsi pinigai? Kaip manote? Parašykite į chatą A ar B, kokie jūsų variantai pamastymų. B kažkas rašo, B, kuriam baigėsi pinigai, Lukas sako A. Ką mano kiti? Kol kas matau taip apylygiai išsiskirsto, pelnas pinigai. Tai
Iš tiesų, tiesa yra kažkur per vidurį, nes šiaip jo atsakymas į šitą klausimą yra tas, kad kurioms baigėsi pinigai. Bet vis tik tai dirbant nepelningai, dirbant nuostolingai, tai yra garantuojamas, kad trūks pinigų ir tas neigiamas pinigų srautas jisai ir pasidarys būtent iš tos nepelningos veiklos. Tai aš į šitą klausimą žiūrėčiau taip, kaip žinot, mūsų klausia, kas buvo pirma višta ar kiaušinis. Nu, jis toks vat yra neturintis to vieno atsakymo. Ir tas atsakymas jisai yra kažkur per vidurį, nes abidvi šitos kojos, abudu šitie veiksniai yra be galo svarbus. Tai apie tuos pinigų srautus teorijoje pinigų srautai yra skirstomi į 3 tokius didelius pagrindinius blokus. Tai yra pirmasis pinigų srautas yra pagrindinės veiklos pinigų srautas. Antrasis pinigų srautas yra investicinės veiklos pinigų srautas, o trečiasis yra finansinė veikla. Tai va dabar paprašysiu jūsų irgi pabūti aktyviem ir galite netgi ir mikrofonus iš tikrųjų įsijungti, labai labai sveikintina, labai kvieščiau ir įvardinti pavyzdžių, pagrindinės veiklos pinigų srauto pavyzdžiai. Kas tai yra? Ar yra kokių variantų? Pagrindinės veiklos pinigų srautas. Prekių ir atsargų pirkimai, pardavimai. Prekių ir atsargų pirkimai, pardavimai, taip, ir mes čia kalbame apie pinigų srautą, tai reiškia, kalbėkime iš karto apie pinigų vaikščiojimą, ne? Tai reiškia, jeigu prekes pirkome, sumokėjom tiekėjams, tai yra atsiskaitimas su tiekėjais yra jau pagrindinės veiklos pinigų srautas, kuris yra neigiamas, ir ne, iš mūsų išeina pinigai, iš mūsų piniginės. Dabar kada su mumis, koks yra teigiamas pagrindinės veiklos pinigų srautas? Parduodame prekes. Kada klientai su mumis atsiskaito. Taip, gali būti, kad mes parduodam, bet klientai neatsiskaitė, tai turi klientai atsiskaityti. Gauname pinigus. Taip, įkrito pinigai. Kartais klientai mums moka iš ankstinius mokėjimus, įkrito pinigai, pardavimas dar neįvyko, bet tai jau yra pagrindinės veiklos pinigų srautas. Tai turim 2 dedamosius, klientai tiekėjai. Dabar tada kas dar? Pagrindinės veiklos pinigų sraute. Dar yra toksai žodis iš M raidės. Mokesčiai, ar ne? Mokesčiai, tai mokesčių mokėjimas, jisai taip pat yra pagrindinės veiklos pinigų srauto sudėtinė dalis. Ir jisai be abejo yra neigiamas. Nors tiesa gali būti ir teigiamas, jeigu valstybė jums PVM grąžina, ar ne? Tai pagrindinės veiklos pinigų sraute tada tie PVM įplaukos irgi yra šitam bloke. Kas dar? Darbuotojų darbo užmokestį kur dėsite? Irgi pagrindinės. Irgi pagrindinės veiklos pinigų sraute mes sutinkame ir atsiskaitimą su darbuotojais. Ir atsiskaitimą su darbuotojais čia aš jau turiu omeny bruto, tai reiškia ir su sodros mokesčiais, ir su gyventojų pajamų mokesčio mokėjimu, ar ne? Darbuotojo kaštai yra su visais darbuotojo mokesčiais. Pagrindinės veiklos pinigų sraute. Kaip ir išvardinom, tada einam toliau. Investicinės veiklos pinigų srautas, apie ką jis? Ilgalaikis turtas perkamas, mokama už ilgalaikį turtą. Visiškai teisingai, investicinės veiklos pinigų sraute kažkokių daugybinių operacijų, aš paskui rodysiu pavyzdžius, nėra, bet iš esmės tai yra ilgalaikio objekto įsigijimas, tas ilgalaikis objektas turėtų būti skirtas ateities naudojimui ir pajamų generavimui, bet aišku, tai gali būti ir tiesiog vadovo automobilio pirkimas, nes jis negeneruos pajamų ateityje, ar ne, bus tiesiog išleisti pinigai ilgalaikiam turtui ir tai būtų investicinės veiklos pinigų srauto atvejis. Lygiai taip pat, jeigu jūs ir parduotumėte ilgalaikį turtą, tai irgi būtų investicinės veiklos atvejis, tai atkreipiame dėmesį į tai, kad investiciniai veikloj dažniausiai tas pinigų srautas bus neigiamas.
Kad jisai būtų teigiamas, tai toks labiau atsitiktinumas negu taisyklė. Na ir finansinė veikla, ką čia sutinkam? Ir investavimas, obligacijos, Paskolos ir vertybiniai popieriai. ir obligacijos yra. Tai jau pats žodis finansinė, ačiū labai, kas atsakinėjate, iš tiesų referuoja į paskolas, į paskolų gavimą, į paskolų gražinimus, į palūkanų mokėjimus. Ir čia gali būti viskas, ką mes veikiame su bankais, ar ne? Iš banko gaunam paskolą, bankui gražinam, tai reiškia finansinės veiklos pinigų srautas, jisai gali būti tiek teigiamas, tiek neigiamas, su abiem ženklais. Ir kas dar čia yra? Čia iš tikrųjų daugybė dalykų dar yra. Tai čia taip pat galėtų būti, pavyzdžiui, europinių pinigų pritraukimas, finansavimo pritraukimas. Į kurį pinigų srautą dėtumėt? Irgi finansinė. Finansinė, teisingai, nes čia galėjot nebent išsidėti klaustuką, o gal tai yra investicinė, nes paprastai europinių pinigų pritraukimas, nebūtinai europinių finansavimo pinigų pritraukimas, jisai susijęs su kažkokiom investicijom, dalinai finansuoja ar ne, bet pats pinigų srautas, jeigu vėlgi pagal tą teorinį skirstimą, tai yra finansinės veiklos pinigų srautas, visiškai teisingai. Ir jisai jau tada yra teigiamas, ar ne, mums ateina pinigai. Akcininkai, pavyzdžiui, akcinio kapitalo įnešimas, kur dėsite? Nauja įmonė susiformavo akcinį kapitalą arba didina įstatinį kapitalą, akcininkai atnešė dar pinigų į įmonę. Kuris pinigų srautas būtų, kaip manote? Finansinis. Irgi finansinis, žodžiu, ne pagrindinis, ne investicinis, finansinis. Tai finansinės veiklos pinigų sraute gali būti bankai, paskolos, gautos grąžintos, gali būti akcininkų operacijos, tai ir įstatinio kapitalo įnešimai, ir dėl ko visi akcininkai daro verslus ir akcininkų džiaugsmas, kas yra vieną kartą metuose, jeigu uabose. Ir dividendai, visiškai teisingai. Tai vat finansinės veiklos pinigų srautas yra apie tai. Pasak investuotojo Warreno Buffetto, pinigų srautų ataskaita yra pati svarbiausia finansinė ataskaita. Ir apie pinigų srautų ataskaitą aš dabar ir norėčiau pakalbėti, parodyti ją kaip įrankį, nes ji yra vienintelė ataskaita, kuri yra sunkiai manipuliuojama, nes pelno ir nuostolio ataskaita turbūt teko girdėti, kad pelnas arba nuostolis yra nuomonė, o pinigai vis tik yra faktas. Ir skaičiuojant pelną įsijungia daugybė buhalterinių dalykų, kaupimo principai, palyginimo principai, kažkokie atidėjimai ir taip toliau, taip toliau. Ir kartais būna taip, kad yra pinigų, nėra pelno, o kartais būna ir atvirkščiai, yra pelno, nėra pinigų. Taip nutinka dėl to, kad pinigai ir pelnas įmonėse vaikšto atskirai, o būtent pinigų srautų ataskaita yra tas įrankis, kuris gali parodyti, kaipgi tie pinigai vaikšto. Tai čia yra fragmentas, pavyzdys pinigų srautų ataskaitos, kurią mes galime ir turime ir turėtume naudoti Lietuvoje. Pinigų srautų ataskaitos, kuri yra sudaroma tiesioginiu būdu. Ir pažiūrėkit, ką jūs išvardinote pavyzdžiuose savo sakydami, ar ne, kad tai yra įplaukos iš klientų. Atkreipkite dėmesio, su PVM įplaukos iš klientų. Kitos įplaukos, tai čia mano minėti, galėtų būti gražinimai, jeigu valstybė jums PVM gražina. Tada išmokos, čia yra vos kiek čia tų eilučių, 5 ar ne 6 ar 7 eilutės, jinai yra labai paprasta. Pinigai išmokėti prekių ir paslaugų tiekėjams, darbo santykių išmokos ir sumokėti mokesčiai į biudžetą. Viskas, nieko čia daugiau nėra, pagrindinės veiklos pinigų srautas yra apie tai. Ir istoriškai gaunasi kaip finansinę apskaitą reglamentuojantis teisės aktai, pinigų srautų ataskaitos nebereikalauja sudarinėti nuo mažų įmonių iki pat didžiųjų, tik tai didžiosios sudarinėja pinigų srautų ataskaitą privalomai. Ir gavosi koks dalykas, kad tos pinigų srautų ataskaitos ir nebedaro įmonės, nes, kam be reikalo gaišti laiką. Bet iš tiesų vadovams kaip įrankis, kaip stebėjimui pinigų srauto, tai jinai gali būti be galo naudinga ir be galo vertinga.
Ir plius, koks dar yra privalumas šitos pinigų srauto ataskaitos, kad jinai gali būti sudaroma labai greitai. Ją galima sudaryti savaitėmis, ją galima sudaryti už mėnesį ir jai sudaryti, tai reikia turėti banko išrašą ir suvestas banko operacijas, reiškia, kas in, kas out ir surūšiavom, ar ne, ir turim pinigų srautų ataskaitą, kai tuo tarpu, pat kas dalyvaujat vadovai, tai patvirtinsite, kad kai mums reikia iš buhalterių sulaukti rezultato, tai yra pelno arba nuostolio, dažnai mes laukiame ir 20 dienų, ir 25, ir mėnesį, ir viso rezultato dar nėra, dar vis kažko trūksta, dar jo neina suskaičiuoti. Tai šią ataskaitą galima gauti ir pasidaryti labai greitai ir nepriklausomai nuo to, ar jau visi buhalteriniai dokumentai yra pristatyti į buhalteriją. Kitaip sakant, jinai yra daroma visai iš kitos vietos, iš kitų duomenų. Netgi, jeigu taip yra, kad jūsų buhalterija jums negali arba nedaro, arba jūs ten galbūt net patys vedatės apskaitą, dabargi mūsų šalyje yra leidžiama, ar ne, vestis apskaitą patiem, tai tokią pinigų srautų ataskaitą šiek tiek padirbėję su Exceliniu banko išrašu, jūs ir patys susidėliotumėte, priskyrę kategorijas įplaukom ir išmokom. Kas svarbiausia šitoj pinigų srautų ataskaitai ir kokios šios svarbiausios eilutės, kaip manote, vis tik tai? Ar yra kokių variantų? Tai svarbiausias dalykas, kad grynasis pagrindinės veiklos pinigų srautas būtų teigiamas. Kad jisai būtų teigiamas. Kada jisai gali būti neigiamas? Jeigu mes daugiau sumokėjome ar ne kažkam tai ar už atsargas, ar su darbo santykiais, ar su mokesčiais, negu surinkome iš klientų pinigų. Tada gali susidaryti ir neigiamas, bet šiaip vertinant, skaitant ataskaitą, tai pageidaujama, kad čia visą laiką būtų teigiamas likutis. Tai čia apie pirmąjį bloką, atsimenat apie pagrindinės veiklos pinigų srautą, o čia yra antrasis pinigų srauto teorinis blokas, tai yra investicinė veikla ir ta investicinė veikla, jinai jau ir yra apie tai, ką jūs man išvardinote, tai yra ilgalaikio turto įsigijimas. Čia atsitiktinės įmonės fragmentas, ar ne, įmonė įsigijo ilgalaikio turto už 361 000, kažką perleido irgi iš ilgalaikio turto, bet labai nereikšminga suma. Įmonė buvo pati suteikusi paskolą kažkam, tada susigrąžino tą suteiktą paskolą ir gavo palūkanų. Tai bendroji sumoje, matome, susiskaičiuoja, kad investicinės veiklos pinigų srautas yra neigiamas, 358 000 ir ką tai reiškia? Tai reiškia, reikia žiūrėti, o iš kogi tas neigiamas investicinės veiklos pinigų srautas buvo padengtas. Ar jam užteko iš pagrindinės veiklos pinigų srauto, nors niekada nerekomenduočiau už pagrindinės veiklos pinigų srauto dengti investicinės veiklos pinigų srauto, bent jau ne 100%, tai yra labai rizikingas pinigų naudojimas būtų. Ir tokiu būdu einame pasižiūrėti, kaip atrodo, vėlgi fragmentas finansinės veiklos pinigų srauto. Tai ką jūs man išvardinot, ar ne? Tai yra paskolų gavimas buvo, vyko ir paskolų grąžinimai, vyko ir palūkanų mokėjimai, ir lizingų mokėjimai, ir akcininkai atnešė dar 100 000 ir dar buvo gauta va čia ta eilutė, kur finansavimo lėšų pritraukimai, dotacijos, subsidijos, būtent kažkokiem tai projektam finansuoti, vykdyti. Tai matosi, kad įmonė per finansinės veiklos pinigų srautą iš akcininkų iš esmės ir iš finansavimo surinko lėšas reikiamas investicijai padengti. Na ir čia summary tiesiog, ar ne? Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai, investicinės veiklos pinigų srautai ir finansinės veiklos pinigų srautai. Tai mažose įmonėse, kuriuose nevyksta gal dažnai investicijos, neretai ta investicinė veikla gali būti ir nulinė, nieko tenai nerasime. O finansinėje veikloje, jeigu jau įmonė prisiėmė kažkokią paskolą, ar ne, vadinasi, ten visą laiką ir matysime tų paskolų grąžinimus ir mokėjimus su palūkanomis. Kas yra svarbiausia, tai kad grynasis pinigų srautas didėtų, būtų teigiamas ar ne, neigiamas jis ir negali būti, nes, kaip čia pasakyti, pinigų iš piniginės į minusą nepaimsi.
Nu, gali turėti kredito kortelę ar kredito liniją ir turėti paskolų, bet pačių pinigų banko sąskaitoje arba savo kišenėje į minusą neišimsi. Tai pasidomėkite šią ataskaitą. Ataskaitų formas galima rasti audito ir apskaitos tarnyboje ir jos yra galiojančios nuo 16 metų. Ir dabar, kas mane klauso, tai ir vadovai, ir buhalteriai, tai buhalteriam iš karto pasakysiu, kad ta tiesioginė pinigų srautų ataskaita, jūs jos nebijokite, jinai labai lengvai yra padaroma ir labai verta. Nereikia eiti į kursus specialius, tikrai jūs gebėsite ir valdysite užpildyti ją patys. O vadovam noriu pasakyti, kad pasidomėkite šią ataskaitą ir pakalbėkite su savo buhalteriais grįžę po šio webinaro, ar jūs galėtumėte tokią ataskaitą irgi savo įmonėje gauti ir kaip tai padaryti kuo mažesnėm sąnaudom. Einame toliau prie pinigų srautų valdymo ir labai svarbi vieta yra sprendimų priėmimas. Ir neretai priimant sprendimus, labai geras dalykas yra šalia įsirašyti pinigų faktorių. Tai reiškia pirmenybę teikti daugiausiai pinigų generuojantiem užsakymam, daugiausiai pinigų generuojantiem klientam, greičiausiai galbūt generuojantiem klientam, nes gali būti, kad labai didelis projektas, labai didelis užsakymas, daug pinigų, bet pinigai numatyti tik tai kažkur gale ar ne po pusės metų. Tai operatyvinius sprendimus priimant irgi visą laiką reikia galvoti per pinigų prizmę. Jeigu aš dabar darysiu taip, tai kaip pinigams tai atsilieps, ar ne? Ar man įkris pinigų, kada įkris pinigų ir kiek įkris pinigų. Fiksuotų išlaidų suvaldymas irgi, sakyčiau, reikalinga tokias netgi piniginės kvotas nusistatyti pagal savo įmonės veiklą, pagal savo įmonės specifiką. Nes va čia dažniausiai yra tas kiauras maišas, kur jeigu čia mes ir gerai susiorganizuojam viską, bet nesuvaldom šitos dalies, kažką išleidžiam greičiau negu galim savo to leisti, kažką perkam, kažkam gal ir iš ankstinius mokėjimus mokam. Ir tada vat ir nutinka tas dalykas, kai girdžiu, kai sako, dirbu, tų pinigų nėra. Žiūriu į banko sąskaitą ir niekas ten nesikaupia teigiamai. Apie skolinimąsi. Tai skolintis apskritai. Čia irgi labai yra veikia žmonių psichologija ir kiek aš susiduriu su verslininkais, tai yra tie konservatoriai, kurie sako, aš tai be paskolų, aš tai iš paskutiniųjų, iš savų kažkaip, bet kad tik tai neiti skolintis. Tai versle su skolinimusi nėra taip kaip namie, ar ne namie, namų ūkyje, tai aš labai gal ir sveikinu tokį požiūrį, kad iš tikrųjų geriau gal be paskolų kažkaip tai švelniau, mažesniais tempais išsiversti, bet verslo įmonės, didieji verslai, neišauga jos be skolinto kapitalo į tos milijoninius verslus ir tą reikia irgi savo suprasti, pripažinti. Tai apskritai verslo įmonėje skolintis yra ir sveika, ir normalu, bet tik po to, kai įmonė išmoksta dirbti pelningai, dėl ko bankai neskuba skolinti jauniem verslam, tie, kurie dar neparodė jokio veiklos rezultato, kurie dar neįrodė, kad jie yra gyvybingi, kad jie moka skaičiuoti, kad jie moka uždirbti pelną. Nes ypač ir visokios soctinklų grupėse būna diskusijos, kas skolina naujai įmoniai. Ir aš kažkada pakomentavau, mama skolina naujai įmoniai, mama. Šeimos nariai skolina naujai įmoniai, koines visas galite iškrapštyti, bet rimti skolintojai iš tikrųjų yra labai atsargus su tom naujom įmonėm, kurios dar neįrodė, kad geba dirbti pelningai. Na ir skolinimosi limitas, tai kiekgi tada yra sveika ir normalu skolintis, tai sveikas skolinimosi limitas yra iki 4 EBITDA. Ir šiame webinare aš nepasakosiu, kaip ta EBITDA yra apskaičiuojama, kas tai yra per rodiklis, galite nesunkiai pasiguglinti ir susirasti rodiklį, apsiskaičiuoti jį su savo buhalteriu ir savo įmonės ir pasitikrinti, jeigu esate prisijėmę paskolų, o kaipgi atrodo jūsų skolinimosi lygis įmonėje, ar nėra jūsų įmonė vis tik per daug prisijėmusi įsipareigojimų. O kas nutinka, kada įmonė, sakykime, visiškai be skolinto kapitalo gyvena? Tai toks yra efektas, kad ne visai efektyviai yra išnaudojami savininkų pinigai, nes savininkų pinigai irgi kainuoja. Nesvarbu, kad jie sako, neimsiu, tegul būna pelno neišsimokėsiu, tegul būna reinvesticijom, tegul įmonė plečiasi.
Bet vis tik tai su skolintom lėšom vadovai, ypač samdomi vadovai ir tie patys akcininkai yra priversti tvarkytis efektyviau, griežčiau, disciplinuočiau, o su savo nuosavom lėšom toks truputėlį gaunasi atsipalaidavimas nu, o ką? O kas čia tokio, kad čia dabar mes truputėlį, sakykime, per daug žaliavų užsipirkom ar kažkokį kitą sprendimą padarėm. Tai pinigų srautų valdymas, jisai iš esmės yra dviem kryptim veikiantis dalykas. Tai yra įplaukos ir išmokos, įplaukos ir išmokos. Ir nieko čia daugiau nėra. Ir žinot, bet aš irgi galvojau šiandien šitam webinarui ruošdamasi, kad turbūt tikrai yra tokių verslininkų, kurie jungiasi norėdami kažkokios stebuklingos piliulės, kažkokios stebuklingos formulės, stebuklingo recepto. Tai kaipgi padaryti, kad tų pinigų visada būtų. Tai kažkokios stebuklingos piliulės ir formulės nėra, bet nuolatinis kasdieninis darbas ar ne, tai planavimas visų pirma, būtinų sumų planavimas, datų terminų planavimas, labai aiškus planavimas laike, savaitėmis, mėnesiais gali būti per retai, tai todėl dažnai mes įmonėm rekomenduojame planuotis pinigų srautus savaitėmis, suteikti tom savaitėm pavadinimus, tai yra algų savaitė, tai yra sodros savaitė, tai yra PVM savaitė, gali būti, gal yra kažkokia tai lizingų ir paskolų savaitė. Ir kam yra labai čia problema didelė, tai tiem pas ką yra pardavimai stichiniai, pavyzdžiui, nežinau, ar čia yra elektroninės prekybos verslų, bet e-shopai jie turi tą tokią ir ne bangas. Ir jie negali užtikrintai pasakyti, kad ir retrospektyvinius duomenys žiūrėdami, kad ateis tiek ir tiek pirkėjų, nupirks tiek ir įkris į banko sąskaitą tiek ir tiek pinigų. Ir tai yra tikrai sunki tada vieta, bet ką vis tiek griežtai jie gali irgi susiplanuoti, tai jie gali susiplanuoti išlaidas, kada kokias jie privalo apmokėti, tą neigiamą savo pinigų srautą. Ir pagal tai matyti, vėlgi savaitėmis, kada kokias įplaukas reikėtų skatinti. Tai netgi nuo to galėtų priklausyti, ar ne, kada darom kokią akciją, ką skatinam, kad tie neigiami pinigų srautai pasidengtų reikiamomis įplaukomis. Iš ankstinio apmokėjimų taikymas, pavyzdys iš nekilnojamojo turto nuomos kompanijų. Nežinau, ar atkreipėte dėmesį, bet nekilnojamo turto nuoma kartais būna taip, kad sąskaita mums išrašo mėnesiui pasibaigus ir duoda dar atidėjimo terminą, ten 15, 20 ar 30 dienų. Tai finale nuo pirmos nuomos dienos už mėnesio nuomą mes sumokam dar po mėnesio, sakykime, ar ne, pinigų srautas ateina po 2 mėnesių. Bet yra kitos nuomos kompanijos, kurios taiko išankstinius apmokėjimus ir jie jau 1 mėnesio dieną išrašo nuomos sąskaitą, kuri yra fiksuota greičiausiai savo nuomininkui ir pareikalauja irgi apmokėti tą nuomos sąskaitą ten priklausomai ir per 7 ar per 15 dienų. Tai vat pardavimų prasme ir pelno uždirbimo prasme veiksmas tas pats. Ar ne, įsivaizduokime, operacija yra ta pati rezultatą skaičiuojant, bet pinigų srautą žiūrint, tai tikrai laimi tie antrieji, kurie sąskaitos faktūros išrašymą daro mėnesio pradžioje ir apmokėjimo reikalauja čia ir dabar. Netgi apskaitos įmonių daug dalyvauja, tai netgi ir apskaitos įmonės irgi tenka matyti, kad jeigu taiko tą fiksuotą abonementinio tipo kainodarą, irgi sąskaitas išrašo į priekį ir tai yra vieta, kur galima tikrai tą pinigų srautą pasigreitinti, pasiankstinti. Kas labai svarbu gamybinėm įmonėm, tokiam jau prekybinėm įmonėm didesnėm, tai koreguoti savo procesus, vėlgi atsižvelgiant į pinigus. Tai yra nežinau, ar turite tokį dalyką, ar darote savaitinės kažkokias tai rutinas, pasitarimus, susirinkimus, bet labai sveikas dalykas vėlgi visada matyti ant lentos kažkur tai pasikabinus, kokie šią savaitę gaminasi užsakymai arba kokie šią savaitę vyksta atkrovimai, juos sureitinguoti pagal pinigus, žiūrėti, iš kur greičiausiai gali ateiti pinigų ir tokiu principu dėlioti prioritetus. Tai šituose procesuose iš tiesų būna labai daug resurso, dar niekur neinant nieko skolintis. Ir negalvojant, kad jau čia man trūksta pinigų, eisiu pasimsiu paskolą.
Išlaidos. Kas su tom išlaidom, su išmokom, tai čia priešinga veikla, ar ne, išsiderėti pakankamai ilgus atsiskaitimo terminus ir neskubėti jiems mokėti anksčiau negu reikia. Jauni verslininkai, kurie tik pradeda arba kurie ir namuose turi tokį įprotį, tik gavau sąskaitą, iškart ją apmokėjau, neretai taip ir versle elgiasi. Ir paprastumo dėliai sako, nu, aš paėmiau, gavau sąskaitą, apmokėjau, tada tą sąskaitą persinčiau į buhalteriją, buhalterinį apskaitai ir pamiršau apie ją ir jinai jau ten yra sutvarkyta. Bet tokiu būdu jūs neišnaudojate tiekėjų jums suteikiamų terminų, tai pavyzdžiui, tų 30 dienų ar kažkiek tai kiek jums suteikia. Ir tikėtina, kad jūs tikrai patiriate pinigų srauto stygiaus stresą, kada reikia čia ir dabar sumokėti, pavyzdžiui, žaliavas galbūt kažkam greičiau ar kažkokį išankstinį pavedimą padaryti, nes nepalaikote šitų pinigų sąskaitoje tiek, kiek galima. Niekada nesakau piknaudžiauti terminais, bet tiek, kiek galima, tai tikrai reikėtų išsinaudoti. Dabar galvoju statistiškai iš tų visų įmonių ir klientų, su kuriais dirbom, tai turbūt galėčiau ant vienos rankos pirštus suskaičiuoti tokias įmonės, kurios sugeba dar ir pakaupti rezervus kažkokius tai, pelno išmokoms, investicijoms papildomoms, kaupimus pasidaryti ir turėti tą banko sąskaitos likutį auginamą, o ne kad cirkuliuotų visą laiką ant nulio. Įsivaizduokit banko sąskaitos ar ne išrašą, vadovai čia mato turbūt kiekvieną dieną savo banko sąskaitas pasitikrinate. Įsivaizduokite, kad mėnesio pradžioje pinigų likutis jūsų banko sąskaitoje yra 10 000 eurų, per mėnesį suvaikščiojo 100 000 eurų įkrito iš klientų, 100 000 eurų ir išmokėjote tiekėjams ir visiems, kam ten reikėjo, ar ne? Ir vėl pinigų likutis jūsų banko sąskaitoje liko tas pats 10 000 eurų. Tai jų kažkoks rezervas yra, bet ką noriu pasakyti, kad iš tiesų labai svarbu yra ugdyti įgūdį išleisti mažiau negu gavote. Čia kaip ir namuose, žinot, dėl įdomumo, ar galit pakelti rankas, kas namuose kaupia tai, kaip čia pasakyti, pagalvę, juodai dienai negalima sakyti, nes čia jau programavimas blogų dalykų, ar ne, bet kažkokiem labai super ekstra nenumatytėm atvejam, bet ten ne baldam, ne pirkiniam, ne atostogom, ne kažkam, bet būtent tai dienai X, jeigu ateitų diena X ir jeigu kažkas nutiktų, ar ne, tai pinigų likutis turėtų didėti. Jo, aš irgi kaupiu, matau, kad kažkas tai kelia ranką. Taip, tai tas pats, žinokite, principas yra pritaikytinas ir įmonėse, tik čia labai svarbu jau, sakykime, proporcijos. Jeigu mes asmeninių finansų valdymo, mes daug girdime visokių patarėjų, bankininkų ir taip toliau, ar ne, ten atsidėkite tiek ir tiek procentų, ten 6 mėnesių atlyginimą reikia sukaupti ir panašiai. Tai verslui, tų normų, tos informacijos apie normas, kiek normalu būtų pakaupti verslui, tarsi ir stinga, dėl ko ir šitą webinarą aš darau, nes ir man pačiai tos informacijos irgi trūksta, aš mėgstu dar informaciją ir patikrinti šaltinius, kuo jie remiantis ten sako vienokį ir kitokį dalyką. Tai kiekgi reikėtų kaupti verslui, kad jam nebūtų tai ir per sunku, nes vis tiek jisai patiria, daleiskim, plėtrą, augimą, tai plėtra visą laiką pareikalauja didesnio pinigų srauto. Taip, ir apie skolinimąsi, tai labai svarbu, prisiminkim tuos 3 pinigų srautų blokus, kad ilgalaikiams investicijoms skolinamės, prisijimame skolintą kapitalą, bet tik po to, kai išmokstame dirbti pelningai. Tai ilgalaikės investicijos neturėtų būti finansuojamos tiesiog iš apyvartinių lėšų, tai yra labai pavojinga, labai sukelia didelės įtampas ir didelės rizikas. Apie pinigų apyvartos ciklą, tokį rodiklį, norėjau jums papasakoti, kaip gali puikiai suveikti įmonėms tiesiog atsiskaitimo terminų derinimas. Ir va čia irgi procesai yra. Ir čia turbūt jau ir matę, gal esate kažkas apie tą pinigų apyvartos ciklą ar girdėję, kad pinigai konvertuojasi į atsargas arba prekes, tada jūs išrašote pirkėjams sąskaitas faktūras, tada pirkėjai jums sumoka,
tada jūs sumokate tiekėjams ir vėl grįžta pinigai ir vėl šitas ciklas, šitas ratas, jisai sukasi įmonėje be paliovos. Tai čia labai svarbu yra, kad atsargos tiek, kiek dienų prekės keliauja pas jūs, pabūna pas jūs ir tiek dienų, ar ne? Plus pirkėjai per kiek dienų atsiskaito, gal atsiskaito per 7, per 10, gal per 0, tai tada 0 formulėje ir šitos dienos užsidengtų su tiekėjo atidėjimais, tai kad tiekėjai jums duotų tiek dienų, kiek jums reikia finansuoti šitą pinigų apyvartos ciklą, šitą ratą. Tai kitaip sakant, pinigų apyvartos ciklo rodiklis, toksai yra ekonominis rodiklis, jisai yra siekiamybė yra apie 0 arba neigiamas. Kaip gali būti neigiamas, pabandykime pafantazuoti. Tai neigiamas jisai būtų tada, jeigu, pavyzdžiui, Maxima pavyzdys, ar ne, arba didžiųjų prekybos centrų pavyzdys. Tai atsargos vidutiniškai, čia dar reikia apsiskaičiuoti šitus rodiklius iš balanso, mokėti juos apsiskaičiuoti, ar ne, bet dabar ne apie tai. Tai atsargos, jos tikėtina, kad Maximoje turi kažkokį dienų skaičių. Vidurkinis rodiklis, daleiskim, ten galėtų būti galbūt ir 30 ar 40 dienų. Nežiūrint to, kad maisto produktai išeina per dieną, bet kokia buitinė technika, jinai užsistovi ilgiau ir vidurkinis skaičiukas, jisai yra kažkoksai tai dienų skaičius X. Pirkėjai atsiskaito į kasos aparatą, tai reiškia iš karto muša į kasą, ar ne, ir gauna pinigus čia ir dabar, tai čia yra 0. O būdamas didelis rinkos žaidėjas, tiek Maxima, tiek Sanitex įvairiausi, ar ne, jie juk diktuoja savo sąlygas ir savo tiekėjams moka ir per 90 dienų, pavyzdžiui. Ir tokiu būdu jie šitą formulę sustatę, mes gautumėm neigiamą pinigų apyvartos ciklo dienų skaičių. Ir ką jisai reiškia? Tai jisai reiškia tai, kad šitokiu būdu susiorganizavusi įmonė, jinai turi laisvų pinigų lėšų, tiesiog iš srauto, iš proceso, netgi ir savo pačios kažkokiai tai plėtrai. Jinai gali skolinti, jinai pati gali kažkam tai skolinti, kažką finansuoti, ar ne, iš to. Tai kaip ir labai palanki situacija, bet aišku, statistiškai žiūrint, tai iš tiesų dažniau mes čia sutinkame teigiamą skaičių, ten ir 90 dienų, ir 120 dienų, ir yra tekę matyti ir 180 dienų. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tiek dienų įmoniai trūksta apyvartinių lėšų tiesiog veiklos operacijoms ir gali būti labai, kuo daugiau čia dienų randate, tuo didesnė ta finansinio srauto įtampa. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, reikia skolintis. O kiek skolintis? O kiek skolintis, va čia klausimas, nes būna, kad ateina į banką verslininkai, jau lik ir moka dirbti pelningai, pasidaro finansinės ataskaitas ir ruošiasi prisitraukti finansavimą, ateina į banką, sako, paskolinkit mums pinigų, bankas klausia, kiek, o jie sako, kiek duosit. Tai tas, kiek duosit, iš tiesų tai nėra teisingas pasakymas, nes gali būti taip, kad per mažas pasiskolinimas neišspręs problemos ir toj pat vėl atsidurs įmonė ties skolinimuose, papildomų skolinimosi poreikių. Ir atvirkščiai, jeigu įmonė pasiskolins per daug, tai jinai bereikalingai mokės palūkanas, bereikalingai mokės skolinimosi kainą. Ir čia tuo tikslu yra toksai rodiklis kaip finansavimo poreikis apskaičiavimui, tai prieš tai buvusi rodiklį pinigų apyvartos ciklą dienomis daliname iš metinio dienų skaičiaus, tai yra 360 arba 365 galima imti, ir dauginam iš įmonės vidutinių pardavimų, jeigu įmonė, sakykime, gyvuoja be didelės plėtros, bet jeigu įmonė išgyvena plėtrą, tai reikėtų dauginti iš prognozuojamų pardavimų, iš planuojamų pardavimų, tai yra pridedant kažkokį tai pardavimų didėjimo procentą iš karto ir gausite pinigų sumą X, jau čia gausite eurų sumą, kokios įmoniai reikia. Tai šitus pratimus buhalteriai, kas dalyvaujate, padarykite grįžę po webinaro, pasitikrinkite, nes ką jie mums sako. Jūs čia galite gauti ir labai didelės sumas X įmonėse, ir matysite, bet jos tiek nesiskolina. Bet labai dažnai būna taip, kad jeigu tas yra finansavimo poreikis, įmonė nesiskolina, tai praktiškai čia būna atsakymas, bet kodėl akcininkai niekaip negali išsimokėti pelno.
Nes tai reiškia, kad finansuoja akcininkai, jeigu įmonė nesiskolina. Aišku, čia dar galima būtų vertinti ir tas europinių finansavimo lėšų injekcijas kartu. Tai vienos tikros įmonės pavyzdys, kreipėsi įmonė su ta pačia bėda, apie ką aš ir kalbu, kad dirbam labai pelningai, labai džiaugiamės, pasitvirtinom 100 000 pelnus, norime išsimokėti dividendus ir nėra iš ko. Norime išsimokėti dividendus, nėra iš ko, ką daryti. Tai pirmas žingsnis, turime mes tokią paslaugą kaip finansų analizė, finansų analitiko paslaugą, darome finansų analizę. Ir šiaip vėlgi iš tos jau ilgametės patirties, tai žinau, kad labai dažnai būtent tarp šitų 3 dedamųjų, tai tarp atsargų valdymo sandėliuose, tarp pirkėjų skolų valdymo ir tiekėjų skolų valdymo, ir atsiskleidžia problema su pinigų srautu. Tai pirmas žingsnis visą laiką yra pasitikrinti šitus 3 rodiklius, pasižiūrėti, koks gaunasi kokia jų kombinacija per pinigų apyvartos ciklą. Ir šitoj konkrečioj įmonėj nebuvo problemų su atsargom, nes jie tų atsargų nesandėliuodavo, čia buvo viskas tvarkoj, bet pamatė, kad pirkėjai atsiskaito per 56 dienas. Ir tada vadovai elementariai klauso, sako, bet per 56 dienas atsiskaito, bet mes klientams, sako, neduodam tokio atidėjimo, mes duodam 40 dienų ar 45. Tai duodat pagal sutartis taip, bet kaip jie moka, kaip jie elgiasi, va čia jau šitas rodiklis ir parodo faktinį judėjimą, ar ne, kad čia yra sutartinis dienų skaičius 45, o 56 faktinės. Ir tada visi suprato, kad reikia padaryti prevencinį darbą su pirkėjų skolų valdymu. Tai atsirado ir papildomų užduočių vadybos komandai, ir prevenciniai priminimai išankstiniai ir taip toliau. Dar vieną identifikavo irgi tokią įpročio bėdą, kad su tiekėjais pati įmonė atsiskaito gan greitai, per 22 dienas, nors tikrai turi iš pagrindinių tiekėjų išsiderėję ir ilgesnius tos terminus, ir labai mėgsta mokėti išankstiniais tiekėjams. Ir va čia vėlgi ant svarstyklių stojasi toksai klausimas, kad jeigu mokame tiekėjams išankstiniais, jie duoda nuolaidas ir todėl mes uždirbame daugiau pelno. Ir reiškia pelno siekimu mes tuos išankstinius mokam ir todėl šitą rodiklį mes ir labai sutrumpinam. Jeigu mokame su atidėjimu, prarandame tas nuolaidas. Ir čia iš tikrųjų irgi nėra vieningo teisingo atsakymo, reikia elgtis taip ar taip, bet labai viskas priklauso nuo pinigų srauto situacijos įmonėje. Tai jeigu jūsų įmonėje jaučiate, kad yra laisvo to pinigų srauto, tai jūs galite sau leisti tikrai mokėti tiems kai kuriems tiekėjams išankstinius ir tokiu būdu sutaupyti savikainoje kelis tos procentus, 1, 2 ar 3. Tai tikrai gali turėti įtaką jūsų pelno eilutei, bet jeigu jūsų finansų srautai ar taip yra ant įtampos didžiulės ir jūs dar darote tuos išankstinius mokėjimus, tai reiškia, kad kitiem tiekėjams jūs vėluosite. Ir tie kiti tiekėjai, tai gali būti ten ir mokesčių inspekcija, tas kitas tiekėjas, ar ne, pritaikys jums baudas ir sankcijas. Tai va tada vienoje vietoje išlošite, kitoje vietoje praradimas bus. Ir čia reikia labai gerai pasverti, ar galite sau tai leisti. O kad galėtumėte sau tai leisti, tai prisimenat, kaip sakiau, kad reikia po truputėlį pasiauginti tą teigiamą pinigų likutį banko sąskaitos. Na va, tai šitos įmonės istorija. Kai kreipėsi, prieš, sakykime, buvo nustatyti rodikliai, kad pinigų apyvartos ciklas yra 37 dienos ir pagal jų apyvartas pinigų tose 37 dienose buvo 1 202 000. Įspūdinga suma pinigų. Tai beje buvo atsakymas akcininkam, kodėl jie negali išsimokėti dividendų, nes jie pilnai finansuoja šitą pinigų apyvartos ciklą, kadangi buvo konservatoriai ir nenorėjo skolintis iš bankų. Ir tada, kas mėgstat skaičiuoti, tai buhalteriai kolegos, kas dalyvaujat, paskaičiuokite, kiek per vieną dieną atsilaisvina pinigų ir tada, kai jie išsikėlė tikslus, kad jų pinigų apyvartos ciklas taptų 15 dienų, reiškia, padirba su pirkėjais, sumažina iki 45, padirba su tiekėjais, išsidera ir ilgesnius terminus ir neskuba mokėti ten, kur nereikia. Tokiu būdu 15 dienų gauna ir paskaičiuokite, kas pirmas suskaičiuos, tai užskaitysim už aktyvumą,
kiek lėšų čionais atsilaisvina, niekur neišėjus iš įmonės, o tiesiog padirbus su šitais procesais ir su šitu srautu. Kiek vienoj dienoj gaunate pinigų? Nu, kas pirmas suskaičiuos? Rankų miško nematau, čatas irgi nespraksi. Tai, nu gerai, tai aš pasakysiu, kad 1 202 000 mes padaliname iš 37 dienų ir gauname, kad vienoj dienoj yra šiek tiek daugiau kaip 32 000 eurų. Ir tai reiškia, kad jeigu jie pasiekia tą 15 dienų apyvartos ciklą, tai jiems bereikia finansavimui, ar ne, turėti rezervuotus 487 000, nu tai yra iki 500 000 ir atsilaisvina 700 000 pinigų tiesiog padirbus vat su šita vieta. Tai tą norėjau jums parodyti. Keliaujame toliau, tai pagrindinės veiklos teigiamas pinigų srautas, mano teigimu, jisai priklauso nuo pelnų. Lygybės ženklo čia galbūt ir nebūtų galima dėti, dėl to, kad buhalterinės apskaitos principai, jie neina lygiagrečiai koja kojon su pinigais ir kai kartais mes sulaukiame klausimų iš verslininkų, aš, sako, dabar banko sąskaitoje matau ten, pavyzdžiui, nežinau, likutį 100 000, bet kai žiūriu finansinės ataskaitas, aš matau visai kitokį skaičių grynojo pelno eilutėje, kodėl taip yra. Tai nėra taip, sakykime, lygų ar nelygios šitos vietos, bet vis tik tai pats pagrindinės veiklos pinigų srautas, jeigu jisai bus teigiamas, tam, kad jisai būtų teigiamas, įmonė turi generuoti pelno ir čia yra toks neginčytina taisyklė, tai kitaip sakant, visi tie, kurie dirbate nuostolingai ir tas nuostolis jūsų tikras, netikras iš gyvenimo ar dėl to, kad jūs dar ir specialiai kartais sugalvojate ar ne kažkokių tai sąnaudų įmonei padidinimą, tai labai susiję. Kitaip sakant, jeigu mes sau leidžiame didinti sąnaudas, išlaidas, tai nieko nepadarysime, mes iš karto turime suprasti, kad tai mums kirs per pinigų srautą ir kels finansinį įtampą, finansinį stresą. Čia vėlgi lygybės ženklą padėjau, bet negalima tai būtų dėti lygybės ženklo, nes čia tik tai momentas, kada darome investiciją. Investicijos darimo momentu investicinis veiklos pinigų srautas turėtų būti lygus finansinės veiklos pinigų srautui, tai yra finansuojamas iš finansinės veiklos, bet paskui, juk padarius investiciją, tai tą finansinę paskolą, pavyzdžiui, prisimti, juk ją reikės grąžinti. Tai vadinasi, paskui po šito veiksmo finansinės veiklos pinigų sraute mes matysime minusiukus, tos grąžinimus su palūkanom taisyklė. Buhalterinė pelno apskaičiavimo formulė. Kaip buhalteriškai apskaičiuojamas pelnas? Tai apyvarta minus savikaina lygų bendrasis pelnas. Ar ne? Apyvarta čia su PVM ar be PVM? Kas čia pas mus yra naujokų dalyvaujančių, taip biškį juos pakalbint noriu. Kas yra apyvarta įmonės? Ar čia PVM skaičiuojasi ar ne? Be PVM kažkas rašo? Skaičiuoja, jeigu įmonė PVM mokėtoja. Jeigu įmonė PVM mokėtoja, sakėt, skaičiuoja ar neskaičiuoja, nesupratau? Neskaičiuoja. Neskaičiuoja. Jo, tai neskaičiuoja, čia kažkas parašė, kad su PVM, tai tikrai be PVM. Ir atrodo toks paprastas elementarus klausimas, bet kodėl klausiu? Todėl, kad tie verslininkai, kurie turi pardavimų specifiką, pavyzdžiui, kaip muša į kasą ar ne, kažkur kasos aparatai prekyba vyksta, jie labai neretai mato tą viršutinę tik tai eilutę ir žiūri tą viršutinę eilutę, kuri yra bruto su mokesčiais, tai yra su visų PVM-u. Ir tada, va, toj vietoj būna, kad jie matematiškai paklysta, skaičiuodami savikainą ir skaičiuodami savo pelną. Nes vis tik tai 21%, nu arba jeigu ten maisto produktam ar viešbučių ten kažkas buvo 9 ar ne, bet vis tiek tai yra reikšmingo dydžio procentas, kuris gali jūs paklaidinti, skaičiuojant jūsų galutinį rezultatą. Tai čia tikrai yra be PVM ir aš dabar galvoju, pavyzdžiui,
elektroninė prekyba, e-shopai, tie, kurie irgi prekiaujate Lietuvoje ir turite tą lietuvišką PVM, tai irgi būkite labai atsargus, pratinkite žiūrėti iš karto du skaičius, tai yra ir su ir be, nes vis tik tai jūsų tikroji apyvarta yra ta, kuri be PVM. Taip, savikaina, tai yra prekybininkam, tai viskas aišku, tom prekiam įsigyti skirta kaina, tų parduotų prekių įsigijimo kaina arba gamybininkam tai pagaminimo kaina, paslaugininkam, va čia galbūt praščiau, nes kartais paslaugose nėra taip paprasta suskaičiuoti savikainą. Ir apskaičiuojame bendrąjį pelną. Tai yra pirmas pelno laiptelis, tas vadinamas gross profitas. Kaip per vienus mokymus vienas dalyvis labai gerai išsireiškė, sako, tas lašinukas, iš ko toliau gyvena visa įmonė ir ko turi užtekti visom kitom išlaidom padengti. Tai kokiom tom kitom išlaidom? Veiklos sąnaudom. Kas čia? Čia veiklos sąnaudos, fiksuoti kaštai, ofisų nuoma, telefonai, taip toliau, ar ne? Visa tai, ką įmonė patiria, nepriklausomai nuo to, ar turi apyvartą ar ne, ar turi pardavimų ar ne. Šitie kaštai paprastai būna fiksuoti. Tai gali būti ir vadovų sąnaudos, ir automobilių visokie išlaikymai. Apsiskaičiuoja dar vienas pelnas, jeigu jo lieka. EBIT tas pelnas vadinamas, veiklos pelnas. Kas vyksta su pelnu toliau, ar jau čia galima dividendus išsimokėti? Toliau vyksta kita veikla, finansinė veikla, tai pavyzdžiui, jeigu įmonė turi paskolų, jinai grąžinimus paskolų palūkanų daro ir čia minusuojasi palūkanos. Čia gali taip pat ir prisidėti, jeigu įmonė kažkokius turi atsitiktinius ilgalaikio turto pardavimo sandorius ir panašiai. Ir dar vienas pelnas apskaičiuojamas pelnas prieš mokesčius, o čia jau mokesčių inspekcijos interesas, mokesčių inspekcijos džiaugsmas, kad būtų teigiamas, aišku, jie nori, ar ne, nes jau jeigu čia šitoje vietoje susigeneruoja minusas, tai jau mokesčių inspekcija liūdi. Apmokestiname pelno mokesčių, susimokame pelno mokestį ir kas lieka grynasis pelnas, akcininkų džiaugsmas. Kas akcininkai, pakelkite rankytės, kas šiemet planuojate mokėtis dividendus, ar išsimokėjote galbūt už 23 metus dividendus, turėjote tokią laimę, kam ten pinigų srautas buvo teigiamas ir pakankamas. Taip, tai labai nereta situacija, kad čia vis tik tai nelieka arba tie akcininkai su savo dividendų poreikiu stovi eilės gale, prioritetų pabaigoj ir veikia viskas tokiu principu, kad jeigu liks, jeigu pasiseks ar ne, tai išmokėsim ir tuos dividendus. Tai jau pats požiūris yra toksai, kad akcininkai paskutiniai eiliai. Kodėl? Jie juk verslą daro tai būtent dėl to savo grąžos, dėl to, kad jie tikisi atsiimti iš įmonės tą, ką jie įdėjo. Ir noriu jūs irgi teismui pakeistą verslo savininko pelno formulę parodyti, pristatyti. Ir papasakos irgi, iš kur jinai atsirado mano interesų rate. Tai ta pati apyvarta, nusiminusuoja ta pati tiesioginė savikaina, gauname bendrai pelną, kaip ir buvo, ar ne? Pradžia ta pati, sakykime, bendrasis pelnas. Tai čia yra, kas lieka mums pardavus prekes, pagamintas prekes arba gaminius, atėmus tiesioginę savikainą. Ir kaip būtų, jeigu čia šioje vietoje iš to likusio bendrojo pelno, iš to lašinuko, iš kurio toliau turi gyventi visa įmonė, atimtumėm akcininkų dalį, grynai pelną. Ir dabar buhalteriai turėtų sakyti, ką čia jinai rodo, čia yra nesąmonė, čia taip iš vis negalima ir taip nebūna. Ir žinokit, mano pačios reakcija buvo lygiai tokia pati, kai aš šitą formulę skaičiau, gilinausi į ją ir man tiesiog nervas ėmė, galvoju, ką čia rašo, taip nebūna. Pagal verslo apskaitos standartus, kuriuos nustato valstybės, kurių reglamentuota, viskas įstatymais, taip toliau, taip skaičiuoti negalima. Tai pagal įstatymus negalima, bet mintyse arba per pinigų srauto valdymą, tai iš tikrųjų galima visaip daryti, galima iš karto atidėti akcininkų dalį, tada atidėti mokesčius, ir tik tada leisti savo
patirti veiklos sąnaudas, tai yra tuos fiksuotus kaštus, būtent tą dalį, kur ir būna didžiausi įmonių, sakykime, nesuvaldytų išlaidų praradimai įvairiausi. Kas nutiktų, jeigu taip darytume? Mes ką padarėm čia? Mes čia iš tikrųjų pakeitėm prioritetus ir grynai pelną, akcininkų interesai iškėlėm aukščiau už mokesčius, nors šiaip jie praktiškai ant vienos lentelės turbūt turėtų stovėti ant vienos lentynos, ir iškėlėme aukščiau už operacinės visas įmonės išlaidas. Ir šita teorija, šita metodika, aš ją perskaičiau knygoje Pelnas pirmiausia ir labai kviečiu pakelti rankas tuos, kas jau esate šią knygą matę, girdėję, skaitę kažkur tai. Galbūt netgi čia yra mūsų tarpe tokių, kurie bandė įgyvendinti šitą metodiką, Pelnas pirmiausia. Ar yra tokių? Šiaip knyga nėra labai nauja. Knyga yra kanadiečių autoriaus Mike Michalovič. Tiesiog į lietuvių kalbą jinai yra išversta pakankamai nesenai. Giedrius rašo, šiandien pradėjau skaityti. Tai džiaugiuosi, Giedriau, jūs jau esate šito teisingų prioritetų dėliojimo kelyje. Ir man skaitant šitą knygą kaip finansininkui, kaip žmogui, kuris visą gyvenimą mokėsi buhalterinę apskaitą, kitus moko ir veda buhalterinę apskaitą, man buvo labai labai didžiulis smegenų pasipriešinimas jai ir labai daug aš kartų savęs stabdžiau ir sakiau, bet taip neįmanoma, čia taip negalima, kaip čia gali būti. Bet šiai dienai vis tik tai aš manau, kad tai gali būti labai geras metodas ir kas labai yra gerai, kad jis yra paprastas principas, nereikia investuoti į jokius papildomus apsus arba kitus įrankius ir aišku pareikalauja vadovo noro įsigilinimo į tą metodiką, bet netgi įmanoma įgyvendinti ir patiems savo įmonės viduje. Dabar aš tą metodiką testuoju ant savo įmonės. Aš iš tikrųjų, jeigu kažką tokio naujo įdomaus finansų valdyme išgirstu, aš tuoj pat darau testą ant savo įmonės ir žiūriu, kas čia gausis. Ir netgi galėčiau sakyti, kad buhalterinės apskaitos kaštai dėl to nepadidėja. Šiek tiek gali padidėti, ten, sakykime, keliais procentiniais punktais, bet nereikšmingai. Nėra taip, kad buhalteris čia turi dabar jums pulti daryti kažką kitaip. Ir tas veiksmingumas, jisai turėtų vis tik tai būti per tą lėtai ir užtikrintai. Tai kol kas aš dar negaliu pasakyti rezultato, nes dar visai nesenai testuoju šitą metodiką. Bet man jinai kuo toliau, tuo labiau atrodo logiška ir pagrįsta. Ir nuo ko mes šiandieną pradėjom kalbėtis, nuo pinigų srauto link pelno ir kad pelnas yra ta vieta, tas ingredientas, kuris ir gali jums užtikrinti tą teigiamą pinigų srauto buvimą. Ir čia autorius šitoj knygoje iš tiesų jisai vėlgi sugrąžina verslininkus į tą pinigų srauto valdymo svarbą ir tą visą metodiką sudėlioja per pinigų srauto valdymą, bet tas pinigų srauto suvaldymas jisai galiausiai ir atsiliepia teigiamam pelnui. Ir iš tiesų tai rekomenduoju visiems šitą knygą susirasti. Jinai nėra brangi ir perskaityti. Ir pabandyti savo įmonėse įsidiegti galbūt. Tai ką turi žinoti vadovas pinigų srautų temą artėjant prie pabaigos, tai kad artėja finansinių metų pabaiga. Ar jūs jau matėte savo skaičius, ar jau žinote, su kokiu pelnu ar nuostoliu užbaigsite tuos metus ir kokią žinutę pas jūsų finansinės ataskaitos išoriniams vartotojams, tai yra į rinką. Žinote, ar ne, kad per rekvizitai LT dabar įmonių skaičiai yra matomi, ten vis daugiau ir daugiau duomenų yra viešinama. Yra verslininkų, kurie pyksta labai dėl to, nervinasi, kad reiškia visi mato ir mato, ar jie dirba nuostolingai, ar jie pelningai. Yra ir tokių, kurie pyksta dėl to, kad mato pelnus, nes sako, aha, tai čia dabar visi paviduoliai puls man čia pagalius į ratus kaišioti. Tai susirūpinkite savo įmonės finansiniu rezultatu, nes liko 2 mėnesiai šių metų, tuoj skaičiuosime viščiukus. Na, o tuo tarpu turiu jums išskirtinį pasiūlymą šio webinaro dalyviams ir ne vieną pasiūlymą. Tai pirmasis mano pasiūlymas yra apie
video mokymus, kur savo ilgametę finansų ABC nefinansininkam auditorinę medžiagą, auditorinius visus mokymus suskaidžiau moduliais ir įrašiau video kursą tokiu pačiu principu su papildomom užduotim, su išsamiais pavyzdžiais į video formatą. Tai tie, kurie jau esate bandę mokytis video formatu, tai labai rekomenduoju irgi apžiūrėti, o tie, kurie nebandė, iš tikrųjų pasidomėkite šitą galimybę. Tai turime 3 modulius: finansinių ataskaitų skaitymą, finansinių ataskaitų analizę ir valdymo apskaitą. Sakykime, jeigu nežinau, kaip jūs vertinate savo finansinių žinių lygį, bet pirmasis modulis, jisai toksai nulinukam pradedantiesim, antrasis modulis būtų gal ir visai puikus dalykas, kad ir apskaitos įmonėm, nes čia yra finansinių rodiklių analizės išmokstama. Ir valdymo apskaita jau yra tiem, kurie nori savo įmonėje pasidaryti irgi kažkokias tai, kaip jausti pulsą, ar ne, kaip šiandieną gyvena mano įmonė, ar pardavimai pakankami, ar išlaidos yra suvaldytos, ar viskas tvarkoja, ar ne, o ne laukia, kada, sakykime, pasibaigs ketvirtis ten ar pusmetis ir buhalteris atsiųs finansinės ataskaitas ir jų informacija jums visai nepatiks, ką jūs ten pamatysite. Tai šiandien yra labai gera kaina, būtent webinaro dalyviam yra suteikiama 30% nuolaida su nuolaidos kodu webinaras 117, tai yra lapkričio 7 diena. Šitas nuolaidos kodas galios šiandieną ir dar rytoj iki vidurnakčio, 2 dienom šitą nuolaidos kodą esu uždėjusi. Ir ką jūs tenai rasite? Tai pirmajame modulyje yra pelno nuostolio ataskaita, balansas, nuosavo kapitalo, pinigų srautų vėlgi ataskaita, labai išsamei, kritinės vietos, aiškinamasis raštas, konsolidavimas, apie audito niuansus. Ir didžiulis privalumas yra tame, kad video turinys, video medžiaga, kaip vyksta mokymasis. Tai jūs prisijungiate prie www.žinius.lt video mokymų vidinės platformos, prie savo vidinės studento aplinkos. Ir žiūrite pamokas suskaidytas minutėmis, video medžiaga jums galioja 365 dienas, galima peržiūra daug kartų, yra testas vėlgi žinių pasitikrinimui, yra papildoma medžiaga, tai skaidrė, skaičiuoklė, sąvokų priedai, normatyvų priedai, taip toliau. Antrasis modulis, jisai yra jau apie analizę ir jį labai rekomenduoju, žinau, kad apskaitos įmonės dalyvauja, labai rekomenduoju, jeigu norite savo kompetencijų ir žinių lygį pakelti į analitiko lygį, kada galėtumėte jau tapti stipresni patarėjai vadovams. Tai yra ir apie dinamikos rodiklius, ir pelningumai, grąža, tas pats pinigų apyvartos ciklas, taip pat ir lūžio taško skaičiavimas. Ar būna taip, kad ateina vadovas ir sako, man reikia susiskaičiuoti lūžio tašką, nes išeina iš manęs vienas didelis klientas, kris pajamos, pavyzdžiui, 30%, kaip man dabar žinot, kaip susiskaičiuoti, kiek aš turiu parduoti, ar šitas kliento išėjimas man yra kritinis ir jau reikia daryti kažkokius tai veiksmus su sąnaudom. Labai vertinga prie antrojo modulio, labai vertinga rodiklių skaičiuoklė, kuria džiaugiasi tie, kurie gauna ją. Tai irgi labai geras priedas. Valdymo apskaita, jinai nepardavinėja jums kažkokio vienos metodikos konkrečios, bet labiau padeda susidėti svarbiausius esminius punktus ir taškus, ką reikia, ką ir kaip reikia savo įmonėje susistatyti dėl valdymo apskaitos ir tik tada galbūt rinktis įrankį. Tai tų įrankių mes rinkoje dabar pasiūloje turim be galo daug. Vienas iš tokių populiarių įrankių yra Power BI naudojimas. Ir tikrai tie visi įrankiai, jie yra turbūt geri, bet ką aš stebiu, tai kad kartais įmonių vadovai nežino, ko prašyti iš tų įrankių diegėjų. Tada tie įrankių diegėjai jums prisako, primeta ten visko daug per daug ir net nebūtinai to, ko jums reikia. Tada dar finale būna taip, kad tas įrankių diegimas kainuoja brangiai, užtrunka, užstringa ir jūs ne visada nueinate į rezultatą, į tą, kurio norite, ar ne, greitai turėti valdymui duomenis čia ir dabar. Tai vat šitas kursas, jisai labai gali padėti prieš diegiant bet kokį verslo valdymo sistemą, bet kurioje įmonėje.
Kam skirti? Tai skirti vadovam, akcininkam, investuotojam, tie, kurie nori greitai savarankiškai išmokti skaityti finansinės ataskaitas, tinka ir buhalteriams, tinka ir samdomiem vadovam, padalinių vadovam, kurie, žinot, vakar buvau inžinierius, šiandien tapau direktorium. Ir staiga esu atsakingas ir prieš akcininkus, ir prieš valstybę už mokesčius, už viską. Dar auditas, nesuprantu, ko manęs klausia, o dar bankininkai čia kažką aiškina, kad nevykdom rodiklių pagal paskolos sutarties sąlygas. Tai vat tokiem vadovam, kurie taip staiga būna įmesti ir jiems staiga reikia tų finansų terminų, žinių, kas, kur, iš kur ir kaip. Tinka taip pat institucijų vertintojams, analitikams, savo darbę vertinantiems verslo įmonių finansinės ataskaitas. Ir vat irgi šiuo metu kaip tik mokosi viena grupė iš ILTES, iš Invegos, kuri ruošiasi naujų pinigų dalyboms ir aštrina savo įgūdžius, kaip neatiduoti tų pinigų nepatikimiems verslams, tie, kurie klastoja savo finansinės ataskaitas, kurie žino, kur ten, kaip, ką, kur paslėpti, ar ne. Tai vat aš juos mokau, kaip pamatyti tuos paslėptus dalykus. Taip. Tai dar kartą pakartoju, kad nuolaidos kodas webinaras 117 ir dar yra geresnis pasiūlymas, perkant visus 3 modulius iš karto, galite pasinaudoti kitų nuolaidos kodų, bet čia tik tai jeigu 1 + 2 + 3 modulis atsidurs jūsų krepšelėje, tai tada bonus 40 ir jau su šitu nuolaidos kodu vietoj 617 eurų sumokėsite 370 eurų už visus 3 modulius. Tai gali būti naudinga ir tom pačiom apskaitos įmonėm, apskaitos žmonėm, jeigu, pavyzdžiui, į savo komandą priimate žmonės, kurie yra baigę tik kursus buhalterinės apskaitos, tai 1 modulis galėtų būti puikiai pritaikomas, daug kartų žiūrimas ir ne vienam žmogui netgi pritaikomas kaip mokymo medžiaga, stiprinanti tų žmonių žinias ir kompetencijas po kursų. Kaip įsigyti? Tai www.žinius.lt video mokymai, pasirenkate modulį ar norimus modulius į krepšelį, pasirenkate apmokėjimo būdą, nepamirštate pritaikyti nuolaidos kodo ir spaudžiate apmokėti. Ir kas irgi buvo čia kitam webinare, tai dalyvė visą tai padarė, bet nepadarė pačios registracijos, tai nepamirškite padaryti registracijos ir prisiregistruoti į tą vidinę mokymų platformą, nes nėra, kad mokymai būtų jums atsiunčiami per kažkokią YouTube nuorodą. Ne, jūs jungiatės į vidinę studento aplinką ir mokotės tenai. Ir mes irgi galime, aš galiu stebėti jūsų pažangą, kiek jūs peržiūrėjot, kaip jums sekasi testą spręsti ir panašiai. Tai galimi mokymai kaip savarankiškai visiškai, na, o tiems, kas nori, sakykime, šalia tų mokymų dar turėti ir konsultacijas arba mentorystę, tai būtinai susisiekite irgi su manim, nes tikrai yra vertingas labai dalykas šalia video medžiagos turėti ir individualias konsultacijas savo ritmu. Tai kartais įmonės, sakykime, pasirenka tokį pasirinkimą padaro. Taip, tai dar kartą nuolaidos kodas, beje, šitas nuolaidos kodas yra toks ekstra trumpo galiojimo, tai yra šiandieną, kol vyksta webinaras ir kol mes paskui po webinaro dar spėjame ten visus įrašus viską sutvarkyti, tai yra iki 14 valandos, bonus 40. Tai tiek apie video mokymus, turiu dar vieną pasiūlymą, tai yra kviečiu vadovus, verslininkus jungtis į grupinę mentorystę, kurioje mes visi kartu, yra tie dalyviai, kurie prisijungs, eisime nuosekliai per pelnas pirmiausia metodiką ir kiekvienas savo versle kartu su bendratiksliais, su bendraminčiais ir įgyvendinsime šitą pelnas pirmiausiai metodiką. Yra numatyta 10 online susitikimų su bendratiksliais ir su pinigų valdymo veiksmų planu. Aš kaip ekspertas finansų prisiemu sudaryti jums tą valdymo planą, adaptuoti pagal jūsų įmonės specifiką, nes tie, kas skaitote knygą pelnas pirmiausia arba skaitysite ją, tai jūs suprasite irgi, kad tai yra knyga parašyta Amerikoje, Kanadoje,
Skiriasi ir apskaitos dalykai šiek tiek, skiriasi mokestiniai dalykai ir man bent jau pačiai skaitant tikrai buvo daug vietų, kur aš stabdžiau ir aš ieškojau, kaip čia tą ar vieną dalyką reikėtų priderinti prie mūsų lietuviškų įstatymų, lietuviškų mokesčių ir kaip adaptuoti. Tai vienas dalykas adaptuoti pagal mūsų šalies teisės aktus, o kitas dalykas adaptuoti pagal savo įmonės procesus. Tai, kaip sakiau, gali daryti savarankiškai, bet galite ir prisijungti į kompaniją. Dalyviai gaus dovanų knygą, tai va galite, tie, kas galvojate apie šitą mentorystę grupinę, neskubėkit pirkti knygos, nes jūs ją gausite dovanų. Jis įeis į grupinės mentorystės kainą, vertę. Gausite metodikos pritaikymą jūsų verslo specifikai ir komandą, kuri neleis to nedaryti. Žinot, kodėl netgi toj pačioj knygoje autorius rašo tokį dalyką, kad nedarykite to vieni. Ir kodėl? Todėl, kad vienam yra labai lengva užmesti tai, ką pradėjai, susidūrus su kažkokia kliūtima ar iššūkiu, kur aš nelabai suprantu, kaip čia dabar man reikėtų tą ar kitą žingsnį padaryti. Tai vienas nedarai taip intensyviai, nėra deadline'ų pačiam su savim, kai esi vienas, ar ne, pats savo leidi šią savaitę nedaryti, darysi kitą ir finale neįgyvendini ir galbūt netgi išvada tokia padarai, kad ne, čia turbūt ne mano verslui čia visiškai netiko. Iš tiesų labai universali metodika, kuri, aš esu įsitikinus, gali tikti nuo mažiuko solo verslo iki tikrai didelių įmonių. Aišku, reikėtų to adaptavimo, parašymo, tokio trumpo parašymo apie jūsų įmonę, bet tikrai jinai yra tinkama visiems ir yra labai universaliai pritaikoma. Tai kas savaitiniai susitikimai, konkretus veiksmų planas, nariai, kurie daro tą patį ir mums gėda, jeigu mes kažko nepadarysime iki sekančio susitikimo, tai yra atskaitingumas prieš kitus, mano kaip eksperto nuomonė šalia palaikymas. Ir numatytas grupės startas yra lapkričio 28 diena. Preliminarus kol kas susitikimų planas būtų vieną kartą per savaitę, pavyzdžiui, ketvirtadieniais jungtis rytais 1,5 valandos nuo 8:30 iki 10, bet čia yra tik tai siūlomas laikas. Jisai susiregistravus dalyviam, iš tiesų tą laiką mes suderinsime su visais. Ir dar ką suderinsime, tai taip pat ir dalyvius, kad nebūtų tokių atvejų, kad aš nenoriu su vienu ar kitu žmogum dalyvauti grupėje, man nepatinka, netenkina, tai irgi su visais grupės dalyviais būna susipažįstama prieš pradedant, su visais grupės dalyviais grupinės mentorystės yra pasirašomos konfidencialumo sutartys, vėlgi apie tai, apie visas diskusijos, kurios vyksta, kurios yra be galo vertingos būna, kad nieko mes neišnešam už tos mentorystės ribų, mes nekalbam vieni apie kitų verslus ir va taip vyksta ta grupinė mentorystė. Tai pasiūlymas yra kaina už tokį, sakykime, su ekspertinę mentorystę būtų 800, bet jeigu jūs registruojatės dabar, šiandieną, tai kaina jums būtų 550 €, tai yra 10 online susitikimų, tai reiškia 55 € už vieną, bet didžiausia, aišku, vertė yra ne pačiuose susitikimuose, o būtent toj metodikoje, ką mes visi kartu darysime ir kaip visi kartu vieni kitiem padėsime įgyvendinti tą pelnas pirmiausiai prioritetų jūsų įmonėse perskirstimą, nes jūsgi norite, ar ne, būti tie akcininkai, kurie gaunate dividendus. Galiausiai, tai norintys dalyvauti, susidomėję, rašykite į mokymai@žinius.lt, subjektas pelnas pirmiausia, nurodykite savo būtinai kontaktinius duomenis, įmonės rekvizitus, galite tiesiog linką iš rekvizitai.lt įdėti ir aš su jumis susisieksiu, jums bus išsiųsta sąskaita apmokėjimui, išankstinis apmokėjimas, čia toks kaip patvirtinimas jūsų ketinimo rimtumo. Ir tada planuojame pradėti lapkričio pabaigoje. Priimsim į grupę nedaugiau kaip 10 dalyvių, nes yra sudėtinga su didesnėm grupėm dirbti, tai iš tiesų yra 10 dalyvių. Taip, dar vienas specialus pasiūlymas. Tai yra kvietimas į gyvus mokymus.
Tai visiems tiem, kurie sako, kad video ir online mokymai yra nelabai ir mėgsta mokytis gyvai, tai mielai kviečiu jūs prisijungti į gyvą organizuojamą grupę Palangoje, Gradiali viešbutyje, labai gražioj vietoj, labai gražioj salėj. Labai puikiai kava ir puikus maistas tenai. Tai va, jeigu kažkas esate iš tolesnių miestų, verta atvažiuoti ir pasidaryti savaitgalį Palangoje, tokį naudingą ir pasimokyti ir gerai praleisti laiką prie jūros, nes lapkričio 22 diena, kada yra mokymų diena numatyta, yra penktadienis, tai vadinasi, galima pasilikti ir dar pasilepinti, ne tik pasimokyti. Grupė yra renkama nedidelė, iki 12 dalyvių. Dirbama yra visą dieną nuo 9 ryto iki 5 valandos, labai sąžiningai, mokymai yra labai intensyvus kursas, sunkus, bet iš tiesų atsiliepimai irgi vadovų būna labai teigiami. Tai ką dalyviai gauna? Gauna medžiagą spausdintą, gauna finansų rodiklių skaičiuoklę Excelinę, gauna galimybę išsianalizuoti bei aptarti savo įmonės skaičius per praktinės užduotis su manim ir su kitais vadovais, kurie daro tą patį su savo skaičiais šalia, diskusijas ir patirtis kitų vadovų. Tai įdėjau kelis atsiliepimus. Viena iš mano pirmųjų mokinių buvo turbūt visiems gerai pažįstama gydytoja Indrė Plėšytė Alminė, mama aš sergu. Labai džiaugiasi, kad dabar su buhalterė galime diskutuoti buhalterinėmis temomis, terminais, nebijodamos, kad viena kitos nesuprasime. Įgytas žinias naudoju bent kartą per savaitę ir tikrai rekomenduoju visiems vadovams lankyti šiuose kursuose. Dainius Karkauskas, Kaunas Rubedo sistemos irgi labai įvertino praktiškumą, lakoniškumą, aiškiai, trumpai, konkrečiai, be aukštų materijų, ekonominių išvedžiojimų ir taip toliau. Ir labai džiaugiasi irgi tą finansinės veiklos rodiklių skaičiuoklę. Dar vienas atsiliepimas buvo irgi Facebook'e, Paulius Gricius parašė, kad jis jau trečiuose tokiuose mokymuose ir beje vadovai iš tikrųjų, kurie jau nusprendžia savo tą finansinį raštingumą ugdyti, tai jie iš tiesų nueina ir ne į vienus finansinius mokymus, kol susidėlioja viskas į lentynas ir kol tampa aišku. Tai vat Paulius labai džiaugiasi, kad treti mokymai ir pagaliau jau po mano mokymų aiškiai išdėstyta programa, konkretus verslo rodikliai ir pagaliau jau susidėliojo jam galutinis vaizdas, kaipgi su tam įmonės finansiniam ataskaitom greitai ir efektyviai dirbti. Tai dar vienas paskutinis jau specialus pasiūlymas irgi šio webinaro dalyviui, tai tų gyvų mokymų kaina, jeigu registruotumėtės per interneto svetainę, būtų 399 €. Aš tuo tarpu siūlau šiandieną irgi priimti sprendimą ir webinaro metu įsigyti už sumažintas kainas. Tai gyvi mokymai, kurie vyksta auditorijoje, paketas mini būtų 199 € vietoj 399. Mokymai auditorijoje plus visų 3 modulių video medžiaga, plus rodiklių skaičiuoklė, MIDI paketas 449 €, reiškia gaunate ir video, ir gyvą susitikimą, kas vėlgi gali būti labai efektyvu. Ir paketas Maxi pasiūlymas, tai yra sudalyvauti ir mokymuose auditorijoje, ir video medžiagą gauti, ir pabūti grupinės mentorystės dalyviais. Tai šitas kursas turbūt būtų stipriausias, rimta investicija, kuri gali duoti be galo daug grąžos ir naudos. Kartais sunku net pamatuoti, ką aš girdžiu iš dalyvių irgi kartais vienas vadovas išėjo po mūsų mokymų, su buhalteriu pasiaiškino, kad pelno mokestį jam neteisingai skaičiuoja ir sako, man tą pačią dieną atsipirko išleisti pinigai tavo mokymam, nes mes perskaičiavom pelno mokestį, jam buvo lengvatos kažkokios nepritaikė ir sako, man grįžo išleisti pinigai čia ir dabar. Tai va tokių atvejų, tokių atsiliepimų mes vis girdime, kad po jūsų mokymų atradom kažkokį tai efektyvumą, dar kažką, ar ne, ir srautuose, operatyviniuose srautuose. Tai pagalvokite, koks paketas būtų jums priimtiniausias ir jeigu norite pasinaudoti šiuo jau paskutiniu pasiūlymu, tai vėlgi laukiu jūsų užklausų į mokymai @žinius.lt.
tema finansų ABC Palanga ir nurodykite būtent, kuris patraukliausias variantas jums atrodo mini, midi, maxi. Su gyvais mokymais, aišku, yra taip, kad jie vyksta nustatytą datą ir tai mes negalime tą datą sudalyvauti ir panašiai. Su gyvais mokymais vėlgi yra minusas turbūt pagrindinis tame, kad mes nors ir intensyviai mokomės, bet vis tiek veikia fiziologija, mes užmirštame. Tai vat gyvi mokymai plus video turinys gali būti labai geras paketas dėl to, kad jūs turėsite video prieinamą 365 dienas, kurį prireikus atsidarysite ir pažiūrėsite iš naujo. Ir tikrai gaunam tokių užklausų, po gyvų mokymų yra buvę, kad vadovai skambina po kurio laiko ir sako, aš pamiršau, ką tu pasakoji apie tą ir man reikėtų pakartoti tavo kursą. Tai va, tai dabar, patiem ištikimiausiam ir kas išbuvote iki pat pabaigos, turime įteikti prizą, finansinio ataskaito ABC nefinansininkam kvietimą į gyvus mokymus. Ir šitą prizą tuoj aš pasižiūriu, ką rašo mano pagalbininkė. Ir galiu ir kitų dalyvių paklausti, ar jūs sutinkate, kad šiandieną aktyviausiai dalyvavo Margarita Urbaitienė. Ar Margarita dar tebėra prisijungus, dar neatsijungia? Ne, neatsijungiau. Tai Margarita, mes pasitarę išrenkame jūs šiandieną laimėtoją ir jums norime įteikti kvietimą sudalyvauti gyvuose mokymuose Palangoje lapkričio 22 dieną. Nežinau, ar turėsit galimybę. Pasistengsiu. Nes jeigu kartais nebūtų galimybės, tada žiūrėsime kitas datas, kitus miestus ir tada būtinai su jumis susisiekime po šio webinaro. O dabar, tai ačiū jums už aktyvumą. Ačiū jums labai. O dabar tada dar skirkime laiko kažkiek tai jūsų klausimam, pamastymam, įžvalgom, grįžtamajam ryšiui. Kaip jūs, su kokiom mintim išeinat iš šio webinaro? Žiūriu dabar čatą, ar yra kokių klausimų užsilikę. Tai kol kas nematau. Tai Margarita, ar galit jūs pasidalinti, su kokiom mintim iš po webinaro išeinat, nežiūrint to, kad dovaną laimėjot? Kituose finansiniuose mokymuose, nes aš irgi tokia pradedančioji. Ir kai reikėjo paminėti, kur dirbu, tai kaip ir vyras turi MB, bet aš esu kaip vadovė tos MB, bet kaip ir hobis mūsų. Bet aš dar įmonėje dirbu finansininko darbą, bet irgi pradėjau įmonėje nuo užsakymo valdymo specialisto iki dabar tik priėjau, kad finansų valdymas 2 metus jau dirbu. Ir su pinigų srautais susiduriu kasdien. Ir su kokiam mintim išeinat? Ar išsinešat kažką naudingo, ką šiandieną išgirdot? Išsinešiau šiek tiek tokios kitokios informacijos, ką galėčiau pritaikyti dabar turinti patirties. Nes esu baigus aš tarptautinį menedžmento dar šitos kursus nuotolio finansinį. Tai ten irgi buvo kalbėta apie pinigų srautus, bet šitie tai konkretus trumpai ir aiškiai, ko reikia. Labai džiaugiuosi. Mano, žinokit, čia yra vizitinė kortelė ir mano bruožas yra trumpai, aiškiai, konkrečiai. Išmetam visus taip, nereikalingą triukšmą metam lauk. Taip, o čia kalbam apie esmę. Ganėtinai taip, kas buvo dar ant klaustuko, tai šiandien susidėliojau tikrai ganėtinai savo lentelę galvoju. Excelį tą, kur vedu. Šaunu. Tai girdžiu, kad kartu su vyru verslaujate, tai kviečiu jungtis į Pelnas pirmiausia. Matau, jau krenta irgi registracijos ir tie 10 dalyvių gali tuoj pat ir užsipildyti. Tai ir visus kitus. Ar yra kas mąstote apie grupinę mentorystę sudalyvauti? Tokie nekalbus šiandien mūsų dalyviai.
Giedrius, kuris rašė, nežinau, ar Giedrius dar prisijungęs, kad pradėjo skaityti, tai Giedriau, kviečiame jūs irgi labai į grupinę mentorystę, nes žinokit, vienam pačiam gali būti tokių vietų, kur užmesite šitą metodiką ir nepadarysit iki galo, tai todėl labai kviečiu jungtis prie grupės. Na tai ką, jeigu daugiau klausimų dalyviai neturi ir į ką galėtumėm atsakyti, jeigu dar nėra norinčių pasidalinti irgi kokias mintis išsinešat, kokią trumpą, bet vieną mintį šiandien išgirsta, jau dabar galėsite galbūt taikyti, naudoti, tai aš tada su jumis turiu atsisveikinti, padėkoti už jūsų laiką ir tikiuosi jisai buvo naudingai praleistas. Webinaro įrašas jūs pasieks per 24 valandas, nors tikriausiai dar šiandieną pasieks. Ir draugaukime, bendraukime soc tinkluose, kur jūsų pamėgtam socialiniam tinkle galite mane pasiekti, dalinuosi naudingą įvairią informaciją apie įmonių finansus. Ir sakau, ačiū Jums, viso geriausio. Ačiū Jums visam.